Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Tai graži diena už lango, ar ne? Pirmoji turbūt pavasariška diena, šiltas oras. Ir šiandien susitarėme susitikti ir pakalbėti apie svarbius dalykus su gerbiamu Seimo nariu Mindaugu Puidoku. Sveiki. Sveiki. Ir su gerbiamu aktoriumi, žinomu sėkmingu aktoriumi Žilvinu Tratu. Sveiki visi. Na ir iš tiesų dabar yra labai tikrai svarbus laikotarpis. Artėja rinkimai prezidento, Europos parlamento, Seimo. Ir tikrai yra daug jėgų, kurios yra vertybiškai panašios, kurios deklaruoja labai panašius tikslus, bet jos nesivienyje. Tai kaip reikėtų išvengti tokios situacijos ir kaip reikėtų paieškoti kažkokių tai išeities taškų? Ką galvoji, Žilvinai? Kaip išspręsti tokią situaciją? Manau, pirmiausia, reikia visiems suprasti, kad tik tokiu keliu mes galim kažką pasiekti. Dėl to, kad jeigu mes būsim įsibarstę, tai nieko nebus ir laikas tai jau puikiai pademonstravo. Ir kur sėkmė yra, tarkim, dabartinės valdančiosios daugumos. Dėl to, kad jie yra vieningi. Ir tai parodė parašų rinkimuose į prezidentus, kai Ingrida Šimonytė per pirmą dieną surinko ten virš 20 000 parašų, kas šiek tiek yra miglota galbūt, ne visai galbūt skaidru, bet priimkim tai kaip duotybę, tai parodo, kad partija ir žmonės dirba vieningai ir dėl to jiems taip ir sekasi. Todėl ir mums reiktų tą daryti dėl to, kad mes dabar jau tai darom ne tik dėl savęs, dėl kažkokių tai savo interesų, bet apskritai dėl visos Lietuvos išlikimo. Dėl to, kad dabar paskutiniai šitie politiniai vėjai rodo, kad mes labai skubam į susinaikinimą, ką reiktų keisti. Ir dėl to visų tų panašių vertybinių žmonių interesas turėtų būti būtent Lietuva. Ir dėl to reikia vienytis. Ir aš asmeniškai buvau gavęs pasiūlymų jungtis prie tam tikrų partijų, sakykime, žymiai didesnių partijų, kurios jau aktyviai veikia labai ilgą laiką. Mūsų, tarp kitko, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija sukurta labai seniai, bet politiškai ji buvo labai ilgą laiką neaktyvi. Taigi aš nusprendžiau jungtis čia dėl to, kad aš supratau, kad tos didelės partijos, jos kaip ir vėlgi turi panašias vertybės kaip ir mes, bet aš noriu eiti sunkiausių kelių, pradėti nuo nulio, apjungti bendraminčius, kaip tu pats, Kęstuti, kaip Mindaugas, supratau, kad čia aš turėsiu būtent platformą pasireikšti, nes tarkim, dideliai partijai vis tiek tenai yra lyderiai, kurie galbūt nediktuos, bet vis tiek kaip ir rodys iniciatyvą ir kažkokias tai gairės, ką reikia kalbėti ir kaip daryti, o čia aš turiu visišką laisvę būti savimi, dėl to ir nusprendžiau jungtis būtent prie šios partijos. Ir iš tiesų artėja labai svarbus rinkimai į Europos parlamentą. Ir dažnai žmonės, sako apskritai, kam ten eiti, nes ten nei apsimoka, nei, kodėl visi tiek veržiasi, ten didelį atlyginimai ir visa kita, neverta, žodžiu, ten mums eiti. Tai Mindaugai, ar teisingas toks mąstymas, ar galbūt reikėtų iš tiesų žengti ten, tvirtai žengti, nes ten vyks svarbus procesai? Iš tikrųjų, reikėtų kalbėti apie tai, ką pradėjot kalbėti jūs su Žilvinu. Tai aš manau, kad negalima vertinti 2024 metais atskirai kažkokių vienų rinkimų ir sakyti, kad tie rinkimai yra svarbus, o šitie rinkimai yra visiškai nesvarbus, nes mes 11 europarlamentarų labai didelius atlyginimus ir jie ten išvažiuos į Europos parlamentą atostogauti. Tai iš tikrųjų iki šiol didžioji dalis mūsų europarlamentarų Europos parlamente nieko doro neveikia, nieko doro nenuveikia ir kai vykdavo esminiai Lietuvai balsavimai, tokie kaip dėl tos pačios žaliosios darbotvarkės, kurios išdavoje naikinamas yra visos Europos žemės ūkis, tame tarpe ir mūsų šalies Lietuvos žemės ūkis, nes Lietuva tikrai yra ta valstybė, kuri turi stiprų žemės ūkio sektorių ir mūsų ūkininkams ten sprendžiasi gyvybinės svarbos klausimai. Bendrai sprendžiasi gyvybinės svarbos klausimai visoms valstybėms, nes jeigu į didžiųjų korporacijų rankas, į tokių kaip BlackRock ir panašių atsidurs visas žemės ūkis, jeigu tiek stambieji, tiek vidutiniai, tiek smulkus ūkininkai nebeturės jokios apsisprendimo teisės, jokios galimybės sėkmingai dalyvauti
veikdami žemės ūkio sektoriuje, tai atsitiks labai bloga situacija. Praktiškai ta situacija, kuri yra aprašyta Orvelo romanuose, kai žmonės tampa priklausomi ir jie nebeturi teisės pasirinkti. Ir ta žalioji darbotvarkė, jinai yra apsimestinė, joje nėra siekio saugoti gamtą, saugoti ekologiją. Joje nėra kalbama apie tai, ką mes turėtume padaryti, kad vandenynuose neplaukiotų salos plastiko, kuris dabar jau yra ir moterų placentoje, ir visų jūros gyvių ir žuvų organizmuose. Taip kad akivaizdu, kad nesiekiame žaliąją darbotvarkę pradėti nuo to, kas realiai padėtų saugoti gamtą, bet kažkodėl yra padaroma taip, kad ūkininkai negalėtų išgyventi ir kad būtų priversti parduoti savo, sakykime, veiklą, savo verslus tosioms korporacijoms. Ir kas atsitinka, kai vyksta esminis balsavimas Europos parlamente, iš Lietuvos europarlamentarų sugeba paspausti mygtuką ir sudalyvauti balsavime vienas ar du parlamentarai. Ir taip vyksta dažnu atveju, kada yra labai svarbus esminiai balsavimai Lietuvai ir visai Europai. Ir kas yra ypatingos svarbos, aš manau, kad ir Žilvinas, ir Kęstutis, jūs turėtumėte taip pat, kaip ir mūsų žiūrovai, sutikti su tuo, kad 24 metais bus nulemtas praktiškai mūsų visų likimas ir jisai lemsis Europos parlamente ir Europos komisijoje. Ir jeigu Europos Sąjunga pavirs jungtinėmis Europos valstijomis, jeigu federalizacijos projektui bus duota žalia šviesa, jeigu bus sunaikintas žemės ūkis, jeigu Europos parlamento rinkimų rezultatai bus tokie, kad juose Lietuvoje ir kitose šalise bus išrinktos liberal konservatorių, landsbergistų pobūdžio politinės jėgos, tai Europos likimas bus va toks, kai mažos valstybės kaip Lietuva neturės jokio balso, jokios galimybės išsakyti savo nuomonę. Vat kaip jums, Žilvinai, atrodo, ar tai būtų gera ateitis pačiam tavo ir kitų vaikams, ar mes norėtume to Lietuvai kaip valstybei ir visai Europai? Taip, visiškai su tuo sutinku. Aš kiek mačiau, dabartiniai europarlamentarai Lietuvos, jie kažkaip nelabai atstovauja Lietuvą. Jie labai susirūpinę Ukrainą ir kitais dalykais, ta pačia žaliąją darbotvarkę ir visa kita, bet būtent Lietuvos interesams aš nemačiau, kad jie labai atstovautų. Aš niekada nemačiau, tiesa mačiau, kaip jie kalba iš tribūnos labai laužyta anglų kalba ir bando pasakyti kažką, kad vėlgi dažniausiai apie Ukrainą. Tai čia nėra Lietuvos atstovavimas. Manau, ir dar kitas dalykas, kurį labai svarbu paminėti, yra tai, kad dešinė bunda visoje Europoje. Jeigu pažiūrėkim tokie šalis kaip Slovakija, pažiūrėkim į tą patį Italiją, netgi Vokietijoje tam tikros partijos tampa vis populiaresnės. Ir aš manau, kad šiais metais bus labai didelis lūžis Europarlamente ir ateis labai daug dešiniųjų jėgų. Ir aš manau, kad Lietuva turėtų prie jų prisijungti, dėl to, kad vis dėlto dešinieji tai stovi už tas, vadinkim, tikrasis vertybės. Žmonės yra klaidinami. Konservatoriai net į savo pavadinimą yra įsidėję panašius žodžius kaip mūsų partijos pavadinime Lietuvos krikščionys demokratai. Taip, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Tai daugelis galvoja, kad kaip ir jie turėtų dešinioji jėga būti politinė, bet ar jie atstovauja tas tradicinės krikščioniškas vertybės savo balsavimais Seime? Taip? Lietuvoje dešiniųjų apskritai praktiškai nėra. Yra tik tai konformistai, centristai, kurie kaip vėjas papučia į tą pusę ir eina. Čia mano nuomonė beje. Ačiū pridurti, irgi nepatingiau pasidomėjau šiek tiek apie Europos parlamente esančias frakcijas, ar ne? Jų yra 7 ir jeigu tai pažiūrėtume, yra išskirtinių, kuris deklaruoja kažkokius tai skirtingus tikslus, yra tokių, kurie deklaruoja krikščioniškus tikslus, už sveikatą, pavyzdžiui, bet dauguma, jeigu pasižiūrėsim, tai kaip sako, kai lyja ar ne, visi medžiai yra šlapi. Taip ir ten. Dauguma partijų visas panašios europinės, ar ne? Jeigu taip tiksliai pasakėt, kaip konservatoriai. Taip, tiesiog europiniai konservatoriai. Viskas tiesiog dur kur nori, gausi tą patį. O aš turiu hipotezę. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad valdo tuos didžiąją dalį tų europarlamentarų, būtent visokios nevyriausybinės organizacijos,
korporacijos, vyksta labai aktyvus lobizmas. Pavyzdžiui, kodėl mums diktuoja, kaip mes turim gydytis Pasaulio sveikatos organizacija, kurią mes, kaip žinom, finansuoja praktiškai didžiąją dalimi Billas Gatesas, kuris yra kompiuterių technikos verslininkas. Kokią jis turi teisę diktuoti visų pirma Pasaulio sveikatos organizacijai, o toliau iš Pasaulio sveikatos organizacija turi diktuoti mum, Europai ir toliau Lietuvai, kaip reikia gydytis, kokią jie turi kompetenciją ir kodėl visada yra girdima tik viena pusė, kodėl niekada alternatyvi nuomonė nėra išklausoma. Tai va dėl to reikia rinkti dešiniuosius, dėl to, kad bus bent jau alternatyva, bus bent jau kažkoks tai dialogas, nes dabar viskas yra į vienus vartus. Visiškai. Iš tiesų mes matėme ir vadinamosios pandemijos metu, kai buvo, pavyzdžiui, pasirašyta sutartis, ar ne, Lietuva sudarė dėl vakcinų įsigijimo. Tai irgi mes matėme, kokią didelę įtaką darė būtent didelės korporacijos. Ir teisininkas Vilniaus universiteto Vaidotas Vaičaitis, dėstytojas, labai gerą straipsnį parašė ir analizavo būtent tas sutartis ir kaip jos padarė įtaką korporacijos visai Europos Sąjungai. Tai iš tiesų mes tą matome. Ir, reikia pokyčių, reikia kažkokių tai imtis priemonių ir vėl grįžtam prie vienimuose Lietuvoje. Neužtenka tik, pasakyti ir išstoti vienai jėgai, jeigu matai, kad ten vis tiek reikės vienybės daugiau. Nes kaip Žilvinai puikiai ir paminėjai, kad būtent kita pusė tai labai yra vieningi, jie siekia vieningai tikslų su karinė drausme, o mes, koks skirtumas. Tai aš turiu savo, kaip sakant, kryptį, nors ir vertybės panašios, jie turi savo ir mes einam bus kaip bus, žodžiu. Bet svarbiausia, aš esu pirmininkas, jis irgi, va čia ir mes atamanai. Tikra tiesa ir iš tikrųjų aš norėčiau, kad mūsų klausytojai suprastų, kad Lietuvos likimas iš tiesų lemsis 24 metų rinkimuose. Nes jeigu mes nesuprasim, kad kiekvieni rinkimai yra ypatingos svarbos, tai mes galim turėti problemas ir prezidento rinkimuose, kai mes galime turėti tą pasirinkimą, kuris toliau ves Lietuvą į karą, vietoj to pasirinkimo, kuris vestų mūsų šalį į taiką. Tai šitą mūsų žiūrovai turėtų labai aiškiai suprasti ir atsirinkti, kokie kandidatai per debatus, nes dabar mes jau žinosim neužilgo, kurios kandidatus Vyriausia rinkiminė komisija patvirtins oficialiai, kad jie tapo kandidatais, kad surinko reikiamą parašų kiekį, jų parašų lakštai popieriniai bus patikrinti. Ir tada, mėlieji, turit per debatus atidžiai atsirinkti, už ką jūs balsuojate, turit išgirsti tuos nepatogius klausimus kandidatams. Nes nuo to priklausys Lietuvos likimas. Lygiai taip pat yra labai svarbus ir Seimo rinkimai, nes Europos parlamento rinkimai, jūs turėtumėt suprasti, tai yra tam tikras parengiamasis etapas. Tam, kad, kaip ir Žilvinas su Kęstučiu įvardino, tos tikrosios dešiniosios jėgos turėtų galimybę Lietuvoje susiburti. Ir turėtų galimybę pagaliau stipriai atstovauti mūsų valstybės ir žmonių interesams. O akivaizdu, kad mūsų valstybės ir žmonių interesas visų pirma yra taika. Tai dėl to mes ir suteikiam mūsų būriamai dešiniųjų jėgų koalicijai labai aišku pavadinimą, kur yra pavadinimas Šeimų ir taikos koalicija. Taip, šeimų ir taikos, du raktiniai žodžiai, dėl to, kad mums yra esmė šeima, šeimos išsaugojimas kaip mūsų pamato visai valstybei. Ir lygiai taip pat yra svarbu taika, nes be taikos nebus Lietuvos, nebus valstybės ir nebus saugumo mūsų šeimoms, mūsų vaikams, mūsų visiems žmonėms. Tai vadinasi, mes dėl to ir sakome jums visiems, kad rinkitės taiką ir padėkite mums suburti savanorius visoje Lietuvoje, junkitės prie mūsų, nes tai yra naujai besiformuojanti politinė jėga, kuri kaip judėjimas turi sutelkti visas naujas, mažas ir vidutinės politinės partijas tam, kad jos gebėtų 24 metų Seimo rinkimuose pasipriešinti sisteminėms politinėms partijoms, kurios siekia ir toliau Lietuvą valdyti, švaistyti mūsų šimtus milijonų ir milijardus iš biudžeto ir tokiu būdu tą mūsų visą nuskurdintą šalį, suskaldytą visuomenę atvesti iki karo. Tai aš manau, kad mes privalom padaryti viską, kad jie daugiau to tęsti jau nebegalėtų.
Aš nežinau, kaip jums atrodo, ar mes dar turim galimybę kažkur atsitraukti, sėdėti ant sofos ir nieko nedaryti. Bet čia yra paskutinis šansas kažką padaryti. Jeigu mes nepadarysim dabar, manau, kad kito galim jau ir nebesulaukti, nes labai besikeičiantis tie politiniai vėjai, jie gali taip mūsų užnešti į tą pusę, kad iš ten jau kelio atgal nebebus. Todėl reikia veikti dabar ir reikia, pirmiausia, tai norėčiau paprašyti žmonių, kad tiesiog aktyviai domėtųsi politiką, čia pradžia būtų pati geriausia ir stengtųsi išklausyti ne vieną pusę, nes kita pusė buvo tildoma ir jeigu žiūrėt tą patį finansavimą, viena pusė kažkodėl turi viską ir visas žiniasklaidos priemonės ir visa kita, o ta kita pusė neturi nieko, turi patys iš savęs, iš idėjos, iš to noro išlikti, dirbti. Tai yra nelygios jėgos, dėl to aš labai prašau visų žiūrovų, kad būtinai klausykite visų pusių ir tada darykite savo išvadas. Ir tik taip mes dar galim kažką tai padaryti. Taip, iš tiesų ir mes matom, gerai kliautis ir istoriniais pavyzdžiais ir faktais, kai buvo ta vadinamoji pandemija, ar ne, ir kai vis pradėjo griežtėti, prisimenu, kai įvedė tą vadinamą galimybių pasą ir po biškį spaudė, kol mes priėjom prie jau priverstinės vakcinacijos įstatymo projektų, ar ne? Ir tada tikrai nebebuvo kur trauktis ir kaip žmonės aktyviai pradėjo veikti ir visa kita. Bet iš tos istorijos, vienintelį, kur aš labai gerai pasimokiau, žmonės pradėjo judėti tada tik kai pradėjo spausti, kai akivaizdu matosi, kad visas procesas eina link to, bet žmonės dar neveikia. Tik kada jau... Netikėjo. Jo, kai jau realiai, kur tiek prispaudė, kur tu nebėra net laiko, ką daryti, jau turi ten vos ne bėgti gatvę ir bėgioti vieno kito ieškoti ir tiesiog veikti, nežinau, nežmoniškom sąlygom, tai reikia ruoštis. Reikia sugebėti numatyti, kad taip gali būti ir jau iš anksto ruoštis, ieškoti bendraminčių ar ne, būti aktyviems, kad tai nenutiktų, kad mes neprieitume prie to, kad nebūtų jau per vėlu. Pats esminis dalykas. Būryje, aš manau, ir Žilvinas sutiks, ir Kęstutis, ir mūsų žiūrovai, kad bendraminčių būryje ženkliai yra lengviau gyventi, tu saugiau jautiesi, nes tu supranti, kad tu nesi vienas, kad tu veiki kartu su tais žmonėm, kuriems rūpi tie patys dalykai. Tai dėl to aš rėmiausi lyderystės, kad būtina telkti tas panašiai mąstančias jėgas. Dėl to mes ir sudarėm pradžioje koaliciją su Žemaičių partija. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, kaip ir Žemaičių partija, daugybę metų nevykdė Lietuvoje jokios aktyvios politinės veiklos. Nedalyvaudavo tose pagrindiniuose rinkimuose į Seimą, į prezidentus, į Europos parlamentą. Dėl to mes esame naujos politinės jėgos, kurioms yra sukurti maksimaliai sudėtingi barjerai, kad mes nesugebėtume net išsirikiuoti starto linijoje, kad žmonės net neturėtų galimybės rinktis tos taikos. Nes jeigu visi, kurie siūlo savo programas, kalba tik tai apie vieną, sakykime, situaciją, kad mes privalome kuo daugiau ginklų siūsti į Ukrainą, kad mes privalome padidinti gynybos biudžetą iki 4%, ir dar manipuliuoja žmonėm, žiūrėkit, manipuliuoja žmonėm, Žilvinai, ir teko matyti per televiziją reklamą, kur kalbama, kad žmonės reikalauja 4% gynybos biudžetui. Niekas tų 4%, manau, kad pirmiausia reiktų dabartinius mokesčius sustiguoti ir visas tas išlaidas peržvelgti ir paskirstyti ten, kur reikia. Ir jeigu dabartinė valdančioji dauguma iš tiesų bijotų taip karo grėsmės, tai automatiškai visas biudžetas būtų paskirstytas būtent gynybai ir būtent tam karo galbūt išvengimui arba bent jau jo pasiruošimui. Bet dabar mes matome patvirtintus projektus, daugiamilijoninius projektus, tokius kaip stadionas, ministerijų miestelis, naujas LRT pastatas, vėjo jėgainės jūroje. Tai ką bendro tai turi su karu? Tai ką reiškia, jeigu užpuls kažkokios tai priešiškos jėgos, tai jiems bus Naujutėlaitės stadionas ir jie galės ten futbolą žaisti? Ar kaip čia suprasti šitą naratyvą? Tai jeigu mes ruošiamės karui, tai mes ruoškimės karui ir didinkim mokestį tik po to, kai jau viskas, ką mes turime dabar, surinkę iš tų mokesčių ir toliau renkama, kad nueitų ten, kur reikia. Tai čia mano pozicija, aš galbūt ir nebūčiau prieš, jeigu būtų viskas paskirstyta. Ir čia iš vis šitą valdžią galima matyti taip visuose mokesčių dalykuose, kad jie niekada nedaro taip, kaip reiktų daryti. Jie visą laiką nori mum kažkodėl tai visokias naujas baudas, naujus mokesčius, viską, bet
nesprendžia problemos iš pagrindų. Ir tarkim, kaip pavyzdį tiesiog paimsiu, kad dabar labai daug visokių, tas pats taršos mokestis, pažiūrėkit, kiek radarų pripirkta, tų trikojų vadinamų ir visa kita, vietoj to, kad jie geriau tuos pinigus investuotų, nežinau, geresniai kelių dangai, kuri ir ilgiau pasitarnautų, vienas dalykas, kitas dalykas būtų žymiai saugesnė. Geresnė kelių danga būtų, tai kaip tada plauti pinigus? Kaip tada iš naujo taisyti kelius? Jeigu nutiestum tu iškart gerus kelius, kaip Vokietijoje buvo autobanai, ne? Tai kaip tada tu kasmet, reiškia, remontuotum kelius? Tada neišeina įsisavinti kabutėse lėšų? Tame, kad ši valdžia vadovaujasi drausti, bausti, apmokestinti ir visa kito, nors galėtų būti toksai toliaregiškas požiūris. Nutiestus autobanus, tada ir nereiktų nei to greičio riboti, nei nieko, būtų žymiai saugiais važinėti, nežinau, investuoti į apšvietimą, geresnį ženklinimą ir visą kitą. Bet čia kaip pavyzdys. Ir tokius pavyzdžius tu randi bet kurioje sferoje, bet kurioje ministerijoje, visur lėšos panaudojamos ne pagal paskirtį arba pagal paskirtį, bet ne visai skaidriai. Tai su tuo reikia kovoti ir tada galima kalbėti apie naujus mokesčius. Vis tiek norėčiau dar trumpam, Kęstuti, sugrįžti prie gynybos politikos ir prie krašto apsaugos biudžeto. Tai aš turiu atsivertęs kaip tik mūsų grafiką, kaip keitėsi Lietuvos skiriamos lėšos krašto apsaugai. Ir mes matom, 2020 metai buvo 1,030 milijonų ir 2,07% nuo bendro vidaus produkto buvo skiriama krašto apsaugai. Ir mes matome jau situaciją 2023 metais, kai yra jau 2 milijardai ir 2,77% nuo bendro vidaus produkto. Matom 2024 metus, kai skiriamos lėšos toliau auga iki beveik 2,92 milijonų. Vadinasi, mes tikrai skiriame labai daug pinigų krašto apsaugai, tam, kad ją sustiprinti. Ir žmonėms yra vėlgi pateikiama tokia miglota frazė, kad mes tik skiriame 2,77% nuo bendro vidaus produkto. Tada žmogui atrodo, tai mes gal čia labai mažai, nes vidaus produktas, tai prašau, 100%. Bet mes neteisingai skaičiuojam. Reikia skaičiuoti, kiek milijardų nuo visos šalies biudžeto yra skiriama krašto apsaugai ir valstybės gynybai. Tai visas mūsų biudžetas tai yra labai mažas, lyginus su kitomis NATO šalimis narėmis, tokiamis stipriomis kaip Vokietija, Prancūzija, ar ten, nežinau, Turkija, Jungtinės Amerikos valstijos, ar net ta pati Italija ar Ispanija, kurios niekad neskyrė tiek procentų, kiek reikėjo. Tai Lietuva vykdo savo įsipareigojimus. To, ko iš mūsų reikalauja Donaldas Trumpas, kaip greičiausiai būsimas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, mes seniai tą darom, mes viršijam tą. Tai vadinasi, kyla klausimas, jeigu mes bet iš tiesų, padvigubinom per kelis metus skiriamas lėšas gynybai. Ir sakom, kad to negana, tai tada kur tie pinigai nueina? Kai mes užduodam klausimą, mums nepasako, net apčiuopiamai, kokioms sritims krašto apsaugoje tie pinigai nuėjo. Kas dabar atsitinka, kad mūsų aviacijos karininkai ir kiti aukščiausios, kvalifikacijos ekspertai kariuomenėje turi ieškoti įsidarbinimo galimybių Lenkijos kariuomenėje. Nes jie Lietuvoje gauna tokius juokingus atlyginimus kaip žaislų parduotuvėje Akropolyje dirbantis darbuotojai. Tai šitoje vietoje turbūt kažkas negerai, nes NATO iš mūsų reikalauja skirti labai aišku procentą būtent kariškių ir karininkų atlyginimams. Kodėl tie pinigai nėra skiriami mūsų karinės pramonės investicijoms tam, kad sukurti naujas darbo vietas? Kodėl Giraitėje veikianti šovinių gamykla iki dabar toks yra, kažkoks keistas ir nelabai veikiantis projektas? Tai čia turėtų jie nuo ryto iki vakaro dabar visom pamainom 24 valandas gaminti tos šovinius, kad per visą Lietuvą jie būtų sandėliuojami, kad mes turėtume kuo gintis. Tai koks tikslas yra? Ar konservatorių ir dabartinės valdžios tikslas yra sukelti karą ir kad Lietuva neturėtų kuo gintis? Aš klausiu retorinį, gal taip nėra, bet iš to vaizdo, ką mes matom, toks klausimas kyla. Kaip dabar atsitinka, kad mes, nežinom,
ar 1,880 berods milijonų Ukrainai buvo paskirta iš tų 2 milijardų, kurie yra skirti mūsų gynybai, ar iš kažkokių kitų pinigų. Nu, mes to nežinom, mums net nesiteikia atsakyti į šitus klausimus. Tai mes turim teisę žinoti ar neturim teisę žinoti bent jau kokioms sritims skiriama. Kokiom ginkluotės rūšims, nesakykit kiekių, bet pasakykit, kad bent jau skiriam tenai dronams tiek, artilerijos svediniams tiek, nežinau, tenai oro gynybos sistemoms tiek. Dabar viso to nėra. Sako, mes įsigijom ten, kaip tada buvo tie skandalai, ten bokserių. Ten, reiškia, auksiniai šaukštai, auksinės kareivinės. Tai vėlgi auksinės kareivinės, kur pastatas paprastas, jo statyba kainuoja kartais brangiau negu Vilniaus centre statomo, reiškia, ten to reiškia, plus ar kokios ten tos, reiškia, kategorijos pastato, dabar nesu aš ekspertas tose statybų srityje, bet sulyginus ir kalbant, reiškia, su statybininkais, jie sako, akivaizdu, čia kažkas yra ne taip, tai kur tie pinigai nukeliauja. Tai galbūt ir taip ir mūsų verslas sutiktų tų pinigų skirti daugiau, jeigu jie matytų, kad tie pinigai yra tinkamai panaudojami. Dabar vėl kyla klausimas, generolas Rupšys, taip, jisai turėjo didžiulį konfliktą su valdančiaisiais, kai jisai išdryso viešai pasakyti, kad sako, jeigu mes dar toliau tokiais kiekiais siūsim savo ginkluotę Ukrainai, tai karo atveju, aš sako, nežinau, su kuo aš galėsiu tada tą Lietuvą ginti, su kuo mes ginsimės tada, su kastuvais, su dalgiais, su grėbliais. Tai šitoj vietoj vėlgi turi būti kažkoks tai labai aiškus ir pamatuotas balansas, kur yra mūsų nacionalinis interesas ir kur jo nėra. Ar teko jums, Kęstuti ir Žilvinai, girdėti apie tai, kad Seimas praeitų metų pabaigoje, gruodžio 21 dieną, priėmė nutarimą dėl Lietuvos dalyvavimo tarptautinėse misijose. Ir to nutarimo 8 ir 11 punktas skelbia, kad 8 punkte, tai yra, reiškia, bendra ES misija, mes siūstume berods 40 karių į Ukrainą, o 11 punktas, tai kad iki 100 karių instruktorių siūstume vėlgi į Ukrainos teritoriją. Tai kaip, ar teko girdėti ir kaip jūs vertinat tokį Seimo sprendimą? Teko girdėti, žinoma, visi žmonės apie tai kalba ir visi žmonės baigia išpirkti nekilnojamą turtą Ispanijoje, dėl to, kad jie supranta, ką tai reikštų. Ir labai daug teisininkų ir ekspertų paaiškino vieną labai svarbų momentą, kuris yra tai, kad tokiu atveju 5 NATO straipsnis nėra galiojantis. Tai reiškia, jeigu mes išsiunčiam karius, nesvarbu, ar tai būtų instruktoriai ar kariai, reiškia, 5 NATO straipsnis kaip ir nebegalioja. Reikia skaityti mažą šriftą ir ten viskas yra parašyta. Taigi mes tiesioginė tą žodžio prasme veliamės galbūt į labai rimtą konfliktą ir Rusija jau pažadėjo atsaką, jeigu tai įvyktų. Tai aš nežinau, aš manau, kad kiekvienas adekvatus žmogus turėtų vengti konflikto visais įmanomais būdais ir gink dieve neduoti jokių pretekstų šalims. Tai manau, kad čia būtų pagrindinis dalykas, kurį reikia prisiminti, kad tokiu atveju mes liktume vieni. Ir klausimas tada kyla toks, kam būtent, kuriem interesam atstovauja mūsų valdantieji. Dėl to, kad jeigu 5 straipsnis negalioja ir jeigu, sakykime, Rusija mus tikrai užpuola ir čia įsitvirtina, tai gal jų toks ir tikslas buvo visą laiką prikviesti svečius iš rytų, kad jie čia užeitų netrukdomi. Ir dar pridėti svarbų dalyką, kad nei Lenkai, nei Vokietija, nei kitos, nei Jungtinės Amerikos valstijos, didelės valstybės nesiruošia siūsti ten savo karių, NATO nesiruošia siūsti ir mes Lietuva, ar ne, pagal savo pajėgumus nutarėm siūsti, tai kokią tai naudą atneš, pamatuoti riziką ar ne ir naudos santyki. Naudos tai vargu atneš, o rizikos santykis koks, kas gali būti nuo to, ar ne, jeigu scenarijus pasibaigs blogai. Tai iš tiesų matome, kad yra tikrai daug svarbių klausimų, ar tie daug svarbių rinkimų ir tikrai yra labai, labai svarbus laikotarpis. Tai, mieli žiūrovai, tikiuosi jūs mus išgirdot ir jūs būsite aktyvus ir pasirinksite tas politinės jėgas, kurios atstovaus jūsų interesus, bet svarbiausia, būkite aktyvus, nes būtent valdantiesiems ir yra naudinga, kad mes neteitume į rinkimus, nes jie savo rinkėją tai turi. Juos su botagu atveja ir jie tikrai ten bus. Tai jeigu jūsų nebus, tai nuspręs už jūs.
Tai dar kartą ačiū, kad sutikote dalyvauti laidoje, Mindaugai, Žilvinai, ir iki kitų kartų. Iki. Dėkui Jums ir iki kitų susitikimų.